Aš pagaliau padariau tai ir pradėjau megzti mamai palaidinę jos. Tai nežinau, kaip čia aišku viskas žiūrėsis, kadangi aš jau anksčiau video esu minėjus, kad mano mama nenori būtent kaklo atnaros. Tai aš mezgu būtent šio viršelio megztuką ir šį aprašymą šiek tiek mes taip, pakoreguosim. Tai mano mama nenorėjo būtent šios kaklo atnaros, tai aš paprasčiausiai pradėjau megzti iš karto nuo šitos dalies. Tai ką aš padariau, vėlgi čia, sakyčiau, yra toksai mano eksperimentinis mezginys. Aš vis dėlto užsidėjau akių skaičių, kurį būčiau užsidėjus mezgant ir su atnara, kadangi aš pabijojau, kad nesigautų labai plati apykaklė. Tai aš užsidėjau rekomenduotiną tą akių skaičių, išsimezgiau vieną eilutę, viena gera apsukta akis, viena bloga, viena gera apsukta akis, viena bloga, viena, eilutę prasimezgiau taip ir antrą eilutę aš jau dariau tą akių padidinimą, kad man užtektų akių reikiamoj rašto pakartojimui. Tai tikiuosi, kad pasiteisins man šitas mano toks sugalvotas būdas ir aš, aišku, jau mezgu visą tą raštą. Tai šį kartą kažkaip norėjosi išbandyti man savo tuos Coconits markeriukus ir labai nesinorėjo pamesti ar pridaryti klaidų būtent rašte.
Tai aš žinokit, vat, kas kiekvieną pakartojimą rašto jas susidėjau. Tai nežinau, bandysiu megzti, žiūrėsiu, kaip čia viskas gausis. Taipogi dar noriu šiek tiek pamiksuoti būtent pačias sruogas. Tai jau radau aprašymą, pagal kurį, iš kurio aš pasiėmiau tokią kaip inspiraciją, kaip tas sruogas pamiksuot. Tai kaip prieisiu prie tos dalies, galėsiu pasidalinti ir su jumis. Galbūt ir jūs norėsit išbandyti panašų reikalą, miksuojant sruogas, kad nebūtų tų staigių tokių perėjimų. O dabar, nežinau, tiesiog bandysiu megzti ir tikėtis tikriausiai geriausio rezultato. Taipogi turiu savo kikos procesą būtent va tokį. Tai Tobis su uodega savo man čia plevesuoja. Taigi, esu numezgus vieną priekio pusę ir vakar pradėjau megzti būtent nugaros pusę. Iš pradžių bandžiau megzti dešinę pusę, tačiau man pasirodė, jog yra klaida būtent aprašyme. Tai aš nenorėdama pridaryti klaidų, kadangi šitas siūlas tikrai labai sunkiai mezgasi, labai sunkiai ardosi, o siūlų aš turiu kiekį tikrai labai ribotą, bet tiek turiu šiuo metu likusiu. Tai aš kažkaip pabijojau eksperimentuoti ir išsiunčiau e-mailą Kikai, tiesiog pasitikrinti, nes pagal visą mano idėją, tai kadangi čia susimezginėjo į dešinę pusę, čia susimezginėja į kairę pusę, vėlgi čia į dešinę, mano supratimu šita pusė turėtų susimezginėti į kairę. Tačiau, jeigu mezgi pagal aprašymą, kaip ten yra viskas surašyta, akis siaurinasi ne šitoje pusėje, o va šitoje ir gautųsi va toksai va. Kas man logiškai mąstant turėtų atsikartot būtent toks pats, tokia pati forma, tik iš kitos pusės. Tai aš dabar sustabdžiau šį mezgimą ir laukiu, kol man atrašys Kika, kadangi King Fiber, kur yra padarę video visas šitas pamokėlės, tokį kaip ir knit-along, tai nežinau, ar čia tik sutapimas, ar čia buvo padaryta specialiai, būtent nukerpa, kur reikia megzti šitą dalį. Žodžiu, išmezga čia, čia jau nukerpa, neberodo kaip megzt. Ir sekantis etapas būna vat, būtent šitų dalių, žodžiu, apmezgimas raudona spalva. Tai man atrodo, kad čia tikriausiai galbūt ir specialiai nukirpta buvo, nerodoma, bet aš, žodžiu, tikiuosi, kad Veronika man atrašys, kadangi, kaip jau ir minėjau, siūlų turiu labai ribotą kiekį, tai tikriausiai, kai gausiu atsakymą, norėčiau vis dėlto pirmą nusimegzti šitą dalį, kad priekis būtų visas vienodos spalvos, o jeigu jau aš tikrai pritrūksiu šitos spalvos, tai tada tikriausiai būtent nugaroj kažkur va ten reikės dadėti tikriausiai raudoną juostą. Aišku, iš nugaros stipriai taip nekris į akį, bet labai nesinorėtų tokį dalyką daryti priekyje, kur tikrai kristų į akis. Tai, žodžiu, mano va šitas procesas kol kas ilsisi. Laukiu atsakymo iš Veronikos. Šiaip daug komentarų girdėjau, kad tikrai ne man vienai pritrūko šio siūlo.
labai keistas jų buvo sprendimas įdėti 100 gramų tik. Visai, žodžiu, nepalikti jokios vietos, jokio tokio pridėtinio siūlo, kadangi pagal aprašymą M dydžiui reikia 100 gramų. Tai jie vat būtent 100 gramų ir įdėjo. Tai aišku, kuomet aprašymui reikia 100 gramų ir tu turi ribotą tik tai 100 gramų kiekį, tai jau pradeda kelti šiokių tokių keblumų. Aš, aišku, turiu mėginuką šią spalvą numezgus. Sakiau, blogiausiu atveju ardysiu mėginuką ir iš ten surinksiu kiek įmanoma daugiau siūlų. Bet kažkaip man atrodo vis dėlto, kad teks dadėti raudoną juostą. Tai nežinau, ar raudoną dadėsiu, arba galbūt mėlyną paderint su ta apykaklė, kuri megsis. Nugaroj, manau, taip stipriai nekrista į akį. Bet jo, kažkaip su šita dėžutė nuo pat jos nusipirkimo, nuo siuntimo laiko, žodžiu, visi šiti surprizai toliau su jie tęsiasi ir kažkaip atrodo, kad nieko nėra su jie lengvo. Tai va, toks mano update'as. Šiaip pats siūlas tikrai labai gražus, labai švelnus. Tai, kad siūlų neužteko manęs stipriai neglumintų, jeigu būtų įmanoma jų nusipirkti dar. Bet kadangi čia tokia teminė dėžutė, būtent šios spalvos, jie neparduoda. Tai kaip ir realiai, jeigu jau tu pritrukai, tai sukis iš padėties kaip nori. Tai va. Bet šiaip pats siūlas, pati bazė man labai patiko, aš tikrai mėgščiau iš jos dar, tik manau tikrai nepirkčiau iš King Fiber. Tai va. Nu ką, bėga savaitė, turim trečiadienį, jeigu nepasiklydau dienose. Pagalvau, kad aš taigi jums neparodžiau savo kojinių, aš tik paminėjau, kad jas pabaigiau, bet išstot jų parodyt, tai aš taip ir nepadariau. Tai vat, kojinės mano yra ant blokatorių, išplautos. Šiaip šitie blokatoriai tai man nėra, kad labai patiktų. Aš čia juos esu, kaip matot, o taip va, suklijavus, nes jie kitaip visiškai nesilaiko. Ir kadangi jie yra mediniai, tai aš dar juos va taip va ir plėvelę esu apsukus, kadangi jeigu džiovinu ant blokatorių dar šiek tiek drėgnas, tai žodžiu, kad ta drėgmė nepersiduotų medžiui, aš vat juos plėvelę esu apsisukus. Tai vat, mano kojinės pirmosios 25 metais, jau šiais metais tikrai aš jokiuose, kaip jau ir minėjau, kojinių dėžutėse ar kojinių challenge'uose, žinokit, nebedalyvauju, man užteko praeitų metų, man kojinių buvo per daug. Bet iš šitų siūlų, iš Beehive kūčių vakaro dėžutės, aš tas kojinytės nusimezgiau ir bent jau man, tai žinokit, jos tikrai labai gražios, barbiškos, tokios mergaitiškos gavosi. Pats aprašymas man taipogi labai patiko. Čia, kaip matom, yra juostelės štai tokios. Ir aišku, priekyje mes turime vat tokio, čia yra lace, tai kaip čia jisai lietuviškai vadinasi, kiauriaraščių. Va. Tai vat, statistikos, žinokit, kur mano knyga, su šitų kojinių statistika gavosi labai įdomiai. Aš nepasisvėriau, kiek turiu siūlų, kai pradėjau megzt. Ir kai aš jas pabaigiau, gavosi taip. Aš visus savo mezginius
sveriu paprastom virtuviniam svarstyklėm, su kuriom gali būti ir paklaidos. Ir aš manau, kad paklaidos galbūt ir buvo, kadangi kojinių svoris yra 67 gramai, o pagal likučius man liko 85 gramai, kas reikštų, kad jeigu čia buvo viso 140 gramų, kai mes pradėjom, tai aš sunaudojau tik tai 55 gramus. Bet jos sveria 67 gramus. Tai arba buvo tiesiog daugiau siūlų negu 140 gramų, kadangi aš jau kaip ir sakiau, prieš pradėdama megzti aš tų siūlų nesvėriau. Ir tikrai gali būti, kad tiesiog buvo sruogose daugiau siūlo. Kadangi pagrindinės spalvos aš turiu likusius 63 gramus, baltos liko 15 gramų ir rožinės liko 7 gramai. Tai vat, iš šitų siūlų, manau, dar tikrai be jokių problemų išeitų dar viena pora. Identiška tikriausiai nesigautų, kadangi manau, jog pritrūkčiau vat, būtent rožinės spalvos, bet iš tų visų 3 spalvų likučių 85 gramų, aš manau, kad tikrai drąsiai man gautųsi dar vienos kojinės. Kaip jau ir minėjau, pati bazė šitų siūlų buvo Dusty Base. Tai yra 80 gramų merinas, 10 gramų nailonas ir 10% kašmyro. Tai tikrai labai švelnios, labai smagios. Ir norėjau sakyti, bus labai malonios nešioti, bet jūs jau kaip žinot, aš nežinau kodėl, bet savo megztų kojinių aš nenešioju. Aš nežinau, kas man yra, bet aš labai mėgstu tas tokias sintetinės, flysinės, tokias minkštas kojines. Man kažkodėl tos kojinės yra pačios smagiausios. Aš užsidedu tiesiog paprastas medvilninės kojinės ir tas tokias minkštas, pukuotas sintetinės kojinės užsidedu ant viršaus ir man su tokiom kojinėm yra šilčiausia. Kažkodėl aš šitų visų gražių kojinyčių nenešioju. Nežinau kodėl. Galbūt reiktų tiesiog imt, pasidėti jas ir nešiot. Bet vėlgi, nežinau, man gražu jas žiūrėti, man gražu jas pasidėti ant lentynos, o vat su nešiojimu taip jau yra. Ir taipogi pagalvojau, kad neparodžiau riešinių išplautų. Tai jos, žinokit, jau buvo išplautos ir panešiotos. Vesdama Tobį aš kažkaip jas tikrai su dideliu malonumu užsidėdavau ir nešiodavau, tai jos tokios jau šiek tiek vietomis ir pasiglamžė. Dabar su šitom riešinėm aš prisimeniau, dėl ko aš nemėgau Cardiffo, kuomet mezgiau kojines. Aš šitą pastebėjau kojinėse ir čia galbūt yra mano tiesiog problema, kaip aš mezgu. Nežinau, ar dar kas nors susiduria su šita problema, bet aš kažkaip, man kitaip nesigauna. Tai dabar visų pirma aš jums jas parodysiu užsidėjus. Aišku, siūlas, kaip jau ir Kristina sakė, kaip švelniau už katino pilvelį. Tai čia yra kašmyras, tas siūlas yra tikrai švelnus. Kaina jo yra labai nešvelni. Aš Cardiffe radau mazgą. Tai Cardiffas šiek tiek mano akise
pažemėjo, pasmuko. Dabar taipogi matau, kad reikia kameroje pakeisti bateriją, tai aš greit pakeičiu bateriją ir susitinkam. Nu va, bateriją pasikeitėm, grįžtam prie Cardiffo. Tai, va, mano riešinės. Jeigu aš sugalvočiau megzti dar vienas, aš asmeniškai savo rankai manau, kad dėčiau mažiau akių, kad jinai gautųsi šiek tiek labiau prigludus. Bet aš jau kaip ir minėjau, mano vat, būtent riešai yra ganėtinai ploni. Ploni, siauri. Tai man galbūt čia to pločio ir per daug. Bet tikrai labai smagios ir labai, manau, bus nešiojamos. Dabar, ką aš esu pastebėjus pas save, kuomet mezgu iš Cardiffo, ir vėlgi gali visko būti, kad tai atsitinka tik tai man, bet aš pastebėjau, kad kojinėse taip atsitiko, man riešinėse taip atsitiko ir man skalbimas nepadeda dėl to. Tai vat, aš manau tos, kurios yra pastabesnės, tai matot tikrai, kur yra problema. Ramsis, kaip matot, jau yra atsigavęs ir pilnų pajėgumų man trukdo vėl filmuoti. Vat. Va. Tai tom, kurios nesupratot, ką dabar aš čia jums rodau, tai man mezgant vat, atsiranda linija. Va. Būtent daugmaž ten, kur man prasikeičia valai, virbalai, žodžiu, kur man reikia pratraukti. Maždaug va taip aš tikriausiai jas mezgiau. Kas ir lėmė, kad viena linija atsirado va čia, o kita linija atsirado va čia. Reikia Ramzį man priimti po pledu, nes kitaip ramybės čia, žinokit, nebus. Nei jam, nei man. Tai vat. Vėlgi, kaip jau ir minėjau, galbūt tai yra bėda, kaip aš mezgu. Nors aš tikrai pakeitus, išmegzdama pirmą akį, aš tikrai ją stengiuosi patraukti ir išmegzti labiau tokią sutrauktą akį, kad jinai nebūtų labai laisva. Bet vat tos linijos, jos yra nu tikrai ganėtinai ryškios. Va. Va. Ir man kažkodėl jos gaunasi. Ir plauktų čia neplovęs nieko nepakeis. Ploviau aš jas su Eukalana, man atrodo, ten ploviklis, tas ploviklis, kurį aš rodžiu, kurį pirkau. Su jom aš tikrai ten nesitsackinau ir su skarele aš nesitsackinau, tiesiog sumerkiau, ar ne, ir po to praskailavau, va taip išgrėžiau ir padžioviau. Tai vat. Tai vat būtent dėl šitų vat juostų aš asmeniškai megztinio iš Cardiffo nemegzčiau, nes aš žinau, kad tos linijos man gautųsi mezginy ir mane erzintų, kaip tai atrodo. Kojinėse irgi buvo, atsimenu, tiesiog kojinėse, atsimenu mamos, kojinėse aš mezgiau pines, tai tos pines pamaskavo tas juostas ir nekrito taip į akis. Kur vat čia, man tai, žinokit, krenta į akis labai. Ir kai aš vat išplovus jom išdžiūvus, pamačiau, kad čia irgi yra tos linijos, aš tikriausiai supratau, kad Cardiffas nėra mano siūlas, jis yra labai švelnus, bet aš žinau dar kitų siūlų, kurie yra tikrai tokio pačio švelnumo.
kad aš nesirinkčiau Cardiffo dideliem mezginiam ar šiaip Cardiffo tikriausiai daugiau nepirkčiau ir su juo nemėgščiau. Aš aišku esu nusipirkus Cardiffo skarelėms, tai skarelėse šitos problemos tikrai nesimato, nėra pratempimų, yra lygus pirmin atgal raštas. Tai tom skarelėm Sophie yra tikrai uogas siūlas nuostabus, prie kaklo labai malonus. Bet jokiem kitokiem tokiem mezginiam, kuriuos reikia megzti ratu, aš tikriausiai nesirinkčiau. Cardiffo daugiau, bet čia yra mano asmeninė nuomonė. Dabar dėl statistikos, kiek aš ko sunaudojau, yra labai sunku man pasakyti, kadangi aš nepasvėriau, kiek iki man susinaudojo skarelį Cardiffo, bet aš galiu pasakyti, kad iš 3 kamoliukų nusimezgiau riešines Sophie Large didelio dydžio skarelę ir man liko 10 gramų. Tai parašiau, kad sunaudota 40 gramų riešinėm. Aš manau, kad susinaudojo šiek tiek mažiau. Su skarelės svoris 25 gramai, o šito nepasvėriau. Arba pasvėriau, bet neužsirašiau. Tai dabar greit pasversiu. 36 gramai. Riešinių svoris 36 gramai. Numezgiau vėlgi 36 gramai, greit užsirašau. Numezgiau aš per 2 dienas, 2 vakarus realiai. Pradėjau 17 vasario, pabaiga buvo 18. Su skarele vėlgi šeštadienį pradėjau, sekmadienį pabaigiau. Tai vat, mano tokie pabaigtukai. Kojinės, tarp kitko, pradėjau sausio 5, pabaigiau vasario 12 per 39 dienas. Tai realiai aš megztukus numezgiau greičiau negu tas kojinės, bet kaip jau ir sakiau, mane buvo tikrai ištikusi buvo mane, žodžiu, ištikęs antros kojinės sindromas. Nesimezgė man tą antrą kojinę, aš pirmą pabaigiau, tada ėjo didelė pertrauka, kol aš pagaliau prisiruošiau pabaigti antrąją kojinę. Tai va, užsidedu aš ją, tas kojinės vėl ant blokatorių, pasidėsiu ant lentynos. Tai va. Dabar aš esu apžavėta, apkerėta schemos mamos palaidinės. Jinai mane tiek, žinokit, įtraukė, kad aš tiesiog kiekvieną vakarą nuo sekmadienio, kai pradėjau, mezgu mamos palaidinę, mezgu tą raštą. Ar nenutiks taip, kad kai aš išmegsiu tą raštą ir man reikės pereiti prie lygių eilių mezgimo, ar neišblės man visa šita iniciatyva ir noras jos megzti, aš nežinau. Bet šiai dienai mes turime štai tiek, labai yra sunku man jį parodyti, kadangi čia akių yra ganėtinai daug ir viskas va taip yra tiesiog suspausta. Bet galbūt kažkiek jūs čia ir įmatysit. Vat. Manau, pabandysiu pafilmuoti kažkiek iš arčiau ir žinoma, kai išsimegs visas šitas rašto dalys, rašto eilės, tai ir atsiskirs rankovės, tai manau pasimatys šiek tiek daugiau. Dabar kaip aš mezgu, tai turiu pirmą sruogą ir turiu antrą sruogą. Tai aš nuo kažkur 30 eilės pradėjau megzti vieną eilę su šita sruoga, antrą eilę su šita
vėl šita, va taip pakaitalioju. Visiškai nesimato vietoje, kur aš keičiu sruogas, dėl ko esu labai dėkinga ir labai laiminga. Vat būtent eilės pradžioje tie siūlai man susikeičia ir kaip matot, tikiuosi, kad matot, nieko nesimato. Vat. Tai iš pradžių aš galvojau, kad padarysiu 20 eilių, tai po 10 kiekvienos sruogos tokio perėjimo. Paskui pagalvojau, kad turėsiu daug va tokių likučių, jeigu po to reikėtų junginėti, aš nenoriu to daryti. Tai aš, žinokit, toliau tiesiog taip ir mezgu. Šitą, kol man pasibaigs pirmoji sruoga, tada aš pamegsiu šiek tiek su antra sruoga ir tada tokiu pačiu principu jungsiu trečią sruogą ir vėl megsiu vieną eilę su viena, vieną eilę su kita. Kol pasibaigs šita sruoga, tada pamegsiu su trečia, jungsiu ketvirtą. Vat taip va, aš bandysiu megst. Kol kas aš pastebėjau tik tai vieną dalyką, kad viena sruoga turėjo ryškesnių rožinių speckles. Tai vat čia va galbūt šiek tiek matosi, kur vat yra ta antroji spalva, antroji sruoga, vat tos rožinės daugiau. Vėlgi labai sunku yra komentuoti, kol neprasidės, manau, lygioji rašto dalis, kada reikės megzti tiesiog lygiom eilėm, lygiom akim. Manau, ten daugiausiai pasimatys tas siūlo sruogų skirtumas, kadangi čia realiai, tikrai ir raštas labai toksai užimtas ir siūlas labai užimtas, jame visko vyksta, kad labai sunku realiai suprast, kiek skiriasi tos sruogos, nors jos iš tikrųjų noriu sakyti, kad kaip ir skiriasi, bet vėlgi ten, kur kažkur pereina tos sruogos, prasidėjo daugiau blogų akių. Tai nežinau, žinokit, su rankom dažytais siūlais taip jau yra, neprištampuosiu jų vienodų, kiekviena sruoga, kaip jau ir minėjau, kiekviena sruoga yra kitokia ir nenudažysi tu jų. Neįmanoma dviejų sruogų nudažyti identiškai, kai dažai su speckles. Speckles iš vis yra toksai... Tu niekada nežinai realiai, kiek tų dažų tau ten užkris. Neįmanoma atmatuoti, kad jie pasiskirstytų tolygiai vienodai. Tai aš, kadangi tų speckles siūlų esu labai didelė mylėtoja, aš vis dėlto žinau, kad jeigu tavo mezginy yra daugiau negu viena sruoga su speckles, tai vaizdas gali būti įvairus. Ir nieko tu čia nepadarysi. Tai aš manau, kad tai yra iš vienos pusės ir toks grožis mezginio, kadangi nenumegsi tu niekada dviejų visiškai vienodų palaidinių ar megztukų, kitų mezgi siūlais, kurie yra rankų dažymo. Tai vat, taipogi, ką aš padariau, tai kiekvieną pakartojimą atsiskyriau su va šitais Coconet žymekliais, kuriuos pirkom Louis London parduotuvį, būtent va šitais. Žinokit, kaip jie man patinka, nežinau, kas yra, bet labai man, jie tokie maži, smulkus, labai netrukdo mezgant, labai lengvai persikelia ir dar kas man labai patiko, kad visiškai niekur nekliūna siūlas už jų. Tai žinokit, man atrodo, mano bus tikriausiai dažniausiai ir daugiausiai naudojami markeriai, būtent va šiti. Ir aš jau sukau mintį, kad visai norėčiau nusipirkti tuos trikampiukus. Panašaus principo, tik tai forma neapvali, o tokie trikampiukai. Kadangi labai, labai smagus. Tai va, tiek išstojimų
tiek istorijų, tiek visko šiandieną aš čia jums pasakiau. Manau, kad iki savaitgalio, iki penktadienio turėtumėm pamatyti atskirtas rankovės, kadangi, nu, žinokit, praktiškai kiekvieną kartą baigus darbą pavalgau ir kimbu megzti. Nesinori nieko kito daryti, tik megzti tą raštą, kadangi ten visko tiek vyksta, tiek yra įdomu, kad labai aš esu užsidegus kuo greičiau pabaigti būtent tą apykaklę rašto dalį, kad tikiuosi neperdegsiu. Tai vat, einu megzti. Pafilmuosiu aš dar jums šiek tiek iš arčiau būtent pačią rašto dalį. Aišku, dirbtinė šviesa, jau vakaras, šešėlis krenta, bet vat. Kol kas, manau, visai čia viskas gražiai gaunasi. Labai tikiuosi, kad nebūsiu prašovusi su dydžiu, bet aišku, nu, pats siūlas tikrai ganėtinai tamprus, net nesiūlas, o mezginys, tai manau, dar jisai, kai išsiplaus ir viskas čia vat taip gražiai atsiskirs, yra išsiskleis, atsiskleis, tai, manau, bus labai gražu. Taipogi, vat, aš jau kaip ir anksčiau esu sakius, kad mamos noras buvo nedaryti jokios atnaros ir aš manau, kad ganėtinai gražiai gavosi, jos nedarant, vat, jinai tokia, šiek tiek tokia kaip ir gavosi, kadangi vat, ten, kur prasideda, buvo ganėtinai daug mezgimo, viena gera, viena bloga. Labai nenori fokusuoti kamerą man, bet manau, kad suprantat. Šiandieną gavau siuntinį iš sesės ir pagalvojau, kad galim padaryti unboxingą. Taip, taviukai. Taip. Žodžiu. Gavom Cool Sour Cream and Chive. Nepamenu, kaip jie lietuviškai vadinasi. Bet, žodžiu, sesė turėjo, tai man pridėjo. Šiaip, tai šitas siuntinys, jo pagrindas realiai buvo sagos. Bet prie sagų, žodžiu, kai mano sesuo čia buvo prieš kažkiek laiko atvažiavus, pamiršo man atvežti tuos šitus vasnekus ir pot noodles, tai įdėjo ir juos. Aišku, Ramzis lenda pažiūrėt. Taipogi dar turime ir amerikietiškų frosted sugar cookies. Šiaip, kas žino, va, vienas jau susipakavo.
Tamsiukai, ar tau patogu čia tai bus? Turim, žodžiu, amerikietiškų sausainukų pabandyt. Vat, kadangi sesės draugas nesenai grįžo iš Amerikos ir parvežė. Tai nežinau, žinokit, aš nesu bandžius tokių, bet vien tas, kad jie galioja iki spalio mėnesio, man jau sukelia šiokį tokį įtarimą, bet tikriausiai daug kas Amerikoje. Ramzi, nu ką tu darai? Bet daug kas Amerikoje yra labai stipriai processed ir realiai labai ilgai gali galioti. Tai pabandysim šitus. Tai ar aš normali? Sausai. Taigi amerikiečiai tai rašo datą atvirkščiai nei mes. Tai galioja jie ne iki spalio, o iki kovo 10. O aš perskaičiau tiesiog kaip įpratus ir pagalvojau, kad jie galioja iki 3 spalio. O jie galioja iki kovo 10. Ramziukai, ar galiu aš išsitraukti? Tada turim iš Irano. Tai čia yra sagos. Tiesiog sesė supakavo vat į tokią dėžutę, kad nesulūštų niekas. Sagoms manau, kad reikėtų atskiro parodymo iš arčiau. Dabar su tom sagom, tų sagų mama pagamino. Mano mama užsiema keramiką ir aš paprašiau, kad jinai pagamintų man sagų. Tai tų sagų, vat, man jinai čia ir pagamino. Ir man reikės įsiūti šitas sagas būtent į kardiganą, kurį matėte vlogmas gale arba sausio mėnesio podcastuose. Sagos nerealiai gražios. Aš jas tikrai būtinai jums parodysiu iš arčiau. Labai džiaugiuosi, kad niekas nesuskilo. Kadangi siunčiant visaip gali būti, neparodysiu aš dabar tų sagų jums iš arčiau. Aš jas baigus filmuoti šitą intro, ne intro unboxingą, būtinai parodysiu jas jums iš arčiau. Tada mes turime Tide Pen. Tai šitus man, žinokit, sesuo be galo išgyrė. Čia yra tokie kaip pieštukai dėmėm išim. Iškrapščiau Ramzį iš dėžės. Tai dar, kaip jau ir minėjau, gavau būtent Tide pieštuką. Aš Anglijoje tokių nemačiau, kas yra labai įdomu, kadangi čia yra toksai dėmių išėmėjas. Jeigu kažkur išsipurvinė, yra maža dėmelė, tai vat su tokiu gali išimti savo dėmeles nuo rūbų. Jisai angliškai vadinasi Instant Stain Remover. Tai bus labai įdomu išbandyti. Šitus sesė buvo pati parsivežus iš Amerikos ir dabar vaikinas, kai važiavo, labai prašė, kad parvežtų. Tai vieną davė ir man išbandyti. Ir turim Dior maišelį su visokiom gerybėm iš Amerikos. Tai čia realiai pridėjo man pabandyti amerikietiškų nesąmonių visokių. Kvepia tai skaniai. Tai čia, aišku, turim tokias vat bandeles. Tada turim gumos, kuri labai gerai kvepia. Ir sesė sakė, kad labai ilgai skonis išsilaiko. Tai pabandysim šitus. Nežinau, tos
kurios gyvena Amerikoje ir gal buvot Amerikoje kažkada, tai gal esat girdėję, matę ar ragavę. Tai vat tokių gumų. Nu ir aišku, amerikietiškos nesąmonės. Tai turim, aišku, vat tokius į vandenį piltis miltelius. Tai 2 citrinų ir 2 vaisinio punčio skoniai. Išbandysim į vandenį. Tada turim fruit roll-ups. Čia turbūt kažkoks pagaliukas, kaip neguminukas, bet, nu, žodžiu, saldainukas. Ir tada turim palaidų saldainių. Tai čia, kaip aš suprantu, mėtiniai. Mėtinius aš tokius mėgstu įsidėti į rankinę turėti tiesiog vietoj gumos. Kartais labai fainas reikalas. Taipogi yra ir turbūt vaisinių skonių. Čia daug jų visokių yra, nežinau, kiek čia tų spalvų, bet skirtingi skoniai. Reikės, žodžiu, paragaut ir pažiūrėti, ar skanu bus. Tai vat, šitie, manau, jau ragausim mes rytoj su vyru, galbūt prie kavos. Šitie žali, tai aš, žinokit, nežinau. Frosted sugar cookies. Cukraus. Kiek gramų, aš tikriausiai net nenoriu žiūrėti. 32%, 16 gramų pridėtinio cukraus. Bet čia, aišku, nu, amerikietiški sausainiai. Parodysiu jums dabar iš arčiau būtent sagas. Kadangi, kaip jau ir minėjau, sagos yra čia viso šito siuntinio kaltininkas. Vat šitos yra mano, jau aš matau, favoritės. Ir tikrai reikės paprašyti mamos, kad pagamintų tokių daugiau. Tai vat jos yra keramikinės. Ir, nu, tikrai labai fainos. Tai vat, reikės paklausti sesės, kurios čia jai labiau patiko, kad įsiūti į jos kardiganą. O aš, vat, šitas, tai galima realiai kaip akcentėlį, kaip puošmeną prisisiūt. Labai gražios man šitos. Reikės prašyti mamos, kad daugiau tokių pagamintų. Tai vat. Tokios tos sagos. Visi kiti turtai. Čia, aišku, realiai ką pamiršo man atvežti. O šiaip vat šitas reikalas dar man labai gražus. Metalinis. Tai reikės gal nusikabinti ir pasilikt, nežinau, ant eglutės ar šiaip kažkur jį pakabinti. Kadangi labai fainas. Tai vat. O dėžutė irgi, kaip aš sakiau, atėjo va tokioj. Tai aš tikrai, manau, rasiu, kur ją panaudot, kadangi tikrai labai graži. Taipogi, sesė, kai buvo, atvežė man žvakę. Būtent vat šitas žvakės galima rasti tik Makse. Jos labai skaniai kvepia ir aš jau esu angliškame galbūt savo kanale jas minėjus, tikrai ne vieną žvakę esu sudeginus. Bet nerealiai skaniai jos kvepia ir labai ilgam užtenka. Tai aš kažkaip vis iki Makso neprisiruošiu. Sesė mano ten nuvažiuoja dažniau, tai paprašiau, kad surastų man kokią fainą žvakę, kadangi jau beveik visas buvau išdeginus.
Tai vat, dabar nežinau, net gaila. Gaila net degint. Tai vat, aš manau, susidėsiu viską atgal. Šiaip pot noodles man, žinokit, labai patinka. Aš kartais užsimanau kokios nesąmonės suvalgyt. Tai vat, šitas dalykas man kartais, žinokit, nu, tikras delikatesas. Nežinau, kiek tu nuo jo pavalgai, bet realiai aš būna filmą ar serialą kokį žiūrėdama, arba realiai net jeigu kokį TikToką užsižiūri ir ten pradeda rodyti visokius skanius maistus, tai žinau, kad visą laiką, jeigu turiu spintelį pot noodle, tai realiai mano alkį per 4 minutės išsprendžia. Tai va. Čia į vandenį šitas reikės rasti, kur išbandyti ir galėsiu parašyti atsiliepimus, bet šiaip labai, manau, geras reikalas, nes kartais būna tikrai atrodo apsirengiu, aš bent asmeniškai tai būna apsirengiu, atrodo tuo reikės pro duris eit ir realiai užtykšta kas nors tokio mažo, kad toks dalykas labai, labai pasiteisina. Tai va, sausainiai ir aišku sagos. Su sagom planas yra toks, kad reikia įsiūt į kardiganą sagas, jį išplaut ir siūsti man sesę jį atgal. O dabar pabaigai taipogi atsinešiu parodyti jum savo procesą. Tai Kikos dėžutės mezginys realiai yra vis dar tokioje pačioje stadijoje nejudintas. Kika iki šiol man neatrašė, šiandien jau yra penktadienis, tai nuo sekmadienio ar nuo šeštadienio. Iki šiol nesulaukiau jokio atsakymo, tai manau, kad man teks tiesiog megzti, kažkaip bandyti taisyti, išmastyti pačiai, kaip sutvarkyti tą schemą. Tai žinokit, ką dariau. Tai mesgiau vakarais mamos va čia palaidinę, tiek jinai mane užkabino, kad aš realiai kiekvieną vakarą iki kokios 11-12 tikrai, žinokit, pramegsdavau. Buvau net užsidėjęs čia toksai kaip mozolis buvo man ant piršto. Kadangi aš tikriausiai kaip laikau, man vis per šitą vietą brūžinasi siūlai ir virbalai. Ir čia toksai sukietėjimas gaunasi ant piršto ir paskui pradeda luptis. Tai žodžiu nukrapštau, šiek tiek sudildę padildinu, kad man jo nebūtų. Tai vat, aš jau esu tokioje stadijoje. Realiai aš manau, kol jinai neišsiplaus, tai pilnai neatsiskleis jos visas grožis. Bet vat tiek turiu kūno išmeskus. Viskas čia, aišku, ant virbalų suspausta. Bet vat tiek jau lygiai esu numesgus. Aišku, nugaroj buvo formuojamas šiek tiek neapvali apykaklė, o buvo išformuotas šiek tiek trumpintų eilių, kad pasiformuotų šiek tiek nugara ilgesnė. Tai va, čia mat, pažastyse ganėtinai stipriai matosi, kur viskas formavosi. Siūlų turiu dabar vat tiek ir vieną sruogą likus dar nepradėta. Aš, žinokit, nerizikuoju ir mezgu vieną eilę su vienu, kitą su kitu, va taip miksuoju, kai pabaigsiu šitą. Čia yra antroji, jeigu neklystu jo, antroji sruoga, čia yra trečia. Kai baigsiu antrą, aš į jos vietą pajungsiu ketvirtą sruogą ir megsiu 30 cm, kol turėsiu kūno. Ir jeigu kiek liks, labai tikiuosi, kad liks, nes man reikia dar bent kažkiek rankovių to užbaigimo padaryti.
Ir labai tikiuosi, kad nereikės pirkti dar tų siūlų. Tai vat. Kaip jau ir sakiau, kol kas, kadangi va čia va viskas yra suspausta, tai vaizdo, žinokit, dar tikrai nėra ir nežinau, kada bus tas vaizdas čia. Vis dėlto, kaip jau ir sakiau, tikrai tapo nebe taip įdomu man megzti, kai pasibaigė visas va šitas apykaklės margumas. Tai dabar planuoju pradėti tikriausiai megzti kardiganą, kad galėčiau šiek tiek pakaitaliot nuo tiesiog nuobodaus lygaus mezgimo, kadangi čia tikrai manau, jog gausis toksai juvelyrinis darbas megzti iš tokio plono siūliuko mezgu su 3,5 numerio virbalais. Tai 30 cm, kol aš čia pasieksiu, tai man ilgai ir nuobodžiai, manau, čia dar reikės megzti. Tai aš, kaip jau ir sakiau, tikriausiai pradėsiu megzti savo kardiganą. Nes ten tai irgi bus žodžių veiklos, bus ką veikti. Tai tokius 2 procesus turėsiu pasikeitimui. Ir, aišku, reikės kažkaip įveikti Kikos tą dėžutę. Savo mezginius laikau tokiam krepšy, jį pasidedu pas save ir pagal nuotaiką išsitraukiu, ką noriu tą dieną megzt ir mezgu. Tai vat. Šios savaitės video toksai. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Linkiu jau tradiciškai gero visoms savaitgalio, linkiu atrasti laiko pamegzt, o su manimi susitiksime kitą savaitę. Iki.